Prie generalinio prokuroro Dariaus Valio namų tyku ir ramu. Balionai dar nesusprogė, nuorūkos ir buteliai nesurinkti, o Valio jau nėra. Atšventė ir dingo. Ko tu paskambinsi, jeigu čia skambutis išrautas? Labą dieną. Ar galima būtų jūs porai minučių? Mes iš Lietuvos ryto televizijos. Nekalbėsite? O kodėl? Neįsileidžia, gal pyksta. Ir kaip tu žmogau nepyksi, jei visi pakampiai po baliaus prišnerkšti, o kas valys, tai yra kur valys? Valį iškvietė į Seimą pasiaiškinti dėl 7 000 asmeninės skolos valstybei ir dar 293 000, kuriuos jis, kaip spėjama, ištaškė, būdamas galimai nusikalstamai aplaidus. 7 000. Su tiek ponia Valienė atvyko į Vilnių būti čia ponia, o jis dabar jau antrą kartą į tai kėsinasi. Taigi, praėjusią savaitę Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto vyrai laukė Valio iš pasiutimo net pabalį. Pabalusio atvykstantį Seimą laukė ir Valio, tik ne dėl sąžinės griaužimo jisai turėjo būti pabalęs. Išvakarėse buvo Valio gimtadienis. Prokuroras Kęstutis Vagneris, kurio pareiga būtų Valį bausti, atvyko pirmas. Jūs buvot pakviestas? Aš tą, reiškia, džiaugsmą širdyje švenčiau namuose šeimos artelėje. O štai ir gimtadienio berniukas. Visas sublogęs po priverstinės pravaikštos, kurią patyrė, kai nutreškė perėjoje moteriškę, o nusikaltimo mastą ėmė ir nuslėpė. Ir vos tik jo globėjai jam postą grąžino, pyst ir kontrolinis šūvis. Valstybės kontrolė viešai apkaltino Valį ištaškius tiek valstybės pinigų, už kiek kitą ne Valį užtektų užkišti už grotų. Tačiau Valys atėjo pasakyti, kad jis ne tik nemokės. Jis dargi padarys viską, kad ir šis įtariamas nusikaltimas būtų nuslėptas. Ar jūs jau grąžino skolos valstybei? Ne. Girdėjot? Ne. Keblu. Jei čia būtų ne Valys, o koks kitas vadovas, Valio pareiga būtų jį pričiupti. Tačiau dabar Valys turi pagauti pats save. Jo pareiga patys save persekioti ir griauti savo staiga išgerėjusi gyvenimą. Tai lengva užduotis, nes Valio gerovė lengvai išklibinama. Šitas namas pirktas už 800 000 litų iš paskolos, kurią išmokėti reikės didžiulio atlyginimo. O kas laisvoje, žiaurioje rinkoje mokės tokiam Valiui daug? Retorinis klausimas. Tikriausiai niekas. Man regis, kad jam ir asmeniniame gyvenime šitas postas yra svarbus. Dėl to namo, kurį reikia išmokėti. Natūralu, nebūdamas generalinio prokuroro, jis bus jau visą gyvenimą iki pensijos dirbęs Akmenėje ir niekas apie jį nežinotų. Šis postas jam suteikia daug privilegijų, tai jis pamato pasaulio. Šiuo metu intensyviai mokosi anglų kalbą. Taigi, Valiui mirtinai reikia valdiško darbo, kurį iš jo vėl nori atimti už gėdingą kaltinimą. Pinigų švaistimą. Pirmas nuostolių punktas – antiįstatymiškai sumažinta nuoma už tarnybinius butus, sau ir dar 14 prokurorų. Jūs pats, aš jūsų klausiu asmeniškai, ar jūs grąžino tą skolą, kuri buvo priskaičiuota? Ta prasme, įstatymas įsigaliojo vienu laiku? Nežinau, niekas neskaičiavo man jokių skolų. Neskaičiavo? Pirmą kartą apie tai grąžinti. Ta prasme, jūs skolos negrąžinot, jūs tik tai pradėjot mokėti didesnį mokestį, ar kaip ten buvo? Apie kokią skolą kalba eina? Už butą tarnybinį. Atsiprašau, tikrai, aš nežinau. Seimo komiteto posėdėje Valio niekdarystes pristačiusios auditorės, girdėdamos tuos išsisukinėjimo trelius, vos tvardėsi. Prokuroras generalinis niekaip negalėjo pasakyti, ar jisai grąžino tos pinigus ar ne. Bent jau jo atveju susidariusią skolą už nuomą tarnybinių butų. Mes tokių duomenų neturim, kad jisai grąžino. Jie turi tokią teisę negrąžinti šią. Reikia tarnybinį patikrinimą padaryti, neturi teisės nesugrąžinti, nes mes nustatėm ir kitų atveju kitose įstaigose visi grąžino nesumokėtas sumas. Ten buvo susidariusi skola, valstybei buvo padaryta žala, valstybė kontrolė iš viešam savo tinklalapį šiuo metu skelbia. Ar ta skola buvo išieškota iš tų skolininkų, tame tarpe ir iš jūsų? Mes ėmėmės priemonių, kad perskaičiuot mokestį dėl visų asmenų, kurie nuomojasi. Prokurorė, aš klausiu, sumokėjot jūs asmeniškai, Aš sakau, ar ne? Nėra jokios skolos. Apie ką skolą? Štai taip, skolos nėra. Valstybės kontrolė suskaičiavo, kad Valys asmeniškai skolingas 7 000 litų nuompinigių, o kaip vadovas, kuris laiku neperrašė sutarčių su kitais nuomininkais prokurorais, padarė valstybei žalos už visus 70 000 litų. O Valys skolos nėra. Jeigu taip išsisukinėtų koks žulikėlis teismo salėje, o čia juk generalinis prokuroras. Tai kiek jūs mokėjot už buto nuomą? Kokia buvo suma? Tiek, kiek buvo numatyta ir paskaičiuota. Jūs neatsimenat? Kiek jūs mokėjote iki 11 metų, kai pasikeitė aprašas? Tikrai, aš neatsimenu tokių dalykų.
Neatsimena. Priminkim prokurorui. Kai Valys nutreškė perėjo moteriškę ir pasislėpė nuo teisingumo, jis dar gyveno tarnybinėme bute, kurį faktiškai pats savo kaip biudžeto asignavimų vienvaldis valdytojas buvo išsinuomavęs už apgailėtinai mažą kainą, kokius 200 litų, nors rinkoje tokį geriausiu atveju išsinuomosi už 700. Kartu su savimi Valys buvo padaręs bendrininkais dar 14 rinktinių prokurorų, kurie irgi mokėjo pasibaisėtinai pigiai. Kodėl Valys taip darė? Seime ir prokuratūroje manoma, kad Valys taip tiesiog papirkinėjo prokurorus, kad jie nustotų prieš jį šiauštis ir reikalauti kito, tikro generalinio prokuroro. Nepamirškim, kad vienu metu buvo nuskambėjusi tokia žinia, kad jis dar yra aistringas lošėjas, akcininkas. Čia turima galvoje ta aplinkybė, kad kai nežinoma ranka jį išrovė iš akmenės cemento ir padarė generaliniu prokuroru, ponas Valys ėmė sparčiai turtėti. Какой хороший цемент. Не отмывается совсем. Prisipirko rinkoje akcijų už kone $500 000 ir taip toliau. Iš kur pas provincijos prokuroro tokios, babkės klausite? Neklauskite. Piniginiais klausimais Valiui gili amnezija. Tikrai, aš neatsimenu tokių dalykų. Gali prisiminti sumą? Jūs neskaičiuojate šitų pinigų, ar kaip čia? Aš mokėjau kiek priklauso. Tiksliau tai buvo nuskaitoma nuo mano atlyginimo. Jūs netikrinate sąskaitų? Jūs neprisimena sumos. Ar jinai padidėjo jums kokį? Nes tai buvo laikotarpis, kada kilo ta kaina. Turėjo pakilti. Jūs turėjot, jūsų biudžetas asmenis turėjo sumažėti dėl to, kad mokesčiai padidėjo. Aš labai nuatsakiau visus klausimus. Ar jūs padengėt skolą valstybei? Ne, jūs neatsakėte į šį klausimą. Jūs neatsakėte, ar jūs padengėt skolą už butą tarnybinį. Tai galima spėlioti, kodėl Valys taip įžūliai išsisukinėja. Mano atsakymas būtų toks. Jis bijo, kad pinigus reikės grąžinti, nes kaip biudžeto pinigų valdytojas jis finansiškai atsakingas ne tik už savo, bet ir už kitų prokurorų nesumokėtus nuompinigius. Už 70 000 litų. Tada tektų išsikraustyti iš namo ir visą likusį gyvenimą mokėti antstoliui ir valstybei, nes tie 70 000 dar ne viskas. Dar yra teismo priteistų kompensacijų už neteisėtus, neįtikusių prokurorų atleidimus, kurių suma padidina Valio atsakomybę iki 300 000 litų. Ir Valys norėtų, kad tos pinigus sumokėtų ne jis, o mokesčių mokėtojai, kurių ketvirtis, nepamirškime, gyvena už skurdo ribos. Gal paklausti jūsų pavaduotojų, ar ko? Jūs labai keistai. O dabar, kokią sumą jūs kas mėnesį mokat už tą namą, kurį aš 800 000 nusipirko baisiuose? Spėlioti, kodėl Valys taip įžūliai išsisukinėja. Mano atsakymas būtų toks. Jis bijo, kad pinigus reikės grąžinti, nes kaip biudžeto pinigų valdytojas jis finansiškai atsakingas ne tik už savo, bet ir už kitų prokurorų nesumokėtus nuompinigius. Už 70 000 litų. Tada tektų išsikraustyti iš namo ir visą likusį gyvenimą mokėti antstoliui ir valstybei, nes tie 70 000 dar ne viskas. Dar yra teismo priteistų kompensacijų už neteisėtus, neįtikusių prokurorų atleidimus, kurių suma padidina Valio atsakomybę iki 300 000 litų. Ir Valys norėtų, kad tos pinigus sumokėtų ne jis, o mokesčių mokėtojai, kurių ketvirtis, nepamirškime, gyvena už skurdo ribos. Gal paklausti jūsų pavaduotojų, ar ko? Jūs labai keistai. O dabar, kokią sumą jūs kas mėnesį mokat už tą namą, kurį aš 800 000 nusipirko baisiuose? Aš esu deklaravęs savo sudarytus sandorius, įstatymų nustatyti tvarka. Ir visa ta informacija yra prieinama. O jums sunku pasakyti, ta prasme, kokia yra suma kasdien išskaičiuojama, ar jūs mokat iš... Be abejo moku. Už kreditą moku kas mėnesį. Kokia suma? Sakau, esu deklaravęs, įstatymų nustatyta tvarka. Kad jūs paėmėt, bet tai kiek jūs kas mėnesį mokat? Ne, tai aš sakau, esu deklaravęs tiek, kiek įstatymas iš manęs reikalauja. Tačiau ir čia ne pabaiga. Valstybės kontrolės audito medžiagoje tarp eilučių galima įskaityti, kad mėgindamas išsilaikyti kėdėje Valys ėmė masiškai papirkinėti prokurorus ir tai darė 850 kartų. Tai yra, masiškai kėlė prokurorams rangus ir didino algas, tuo užprogramuodamas valstybei kasmetinių papildomų išlaidų už 3 300 000 litų. Tačiau Valys laikosi savo. Jis nepripažįsta net dėl 7 000 litų asmeninės skolos.
čia yra tai įmoka. Jūs kartuoja tą neatsakėte. patį klausimą. Va, kad jūs ginatės, kaip koks tai, nu, atsiprašant, va, taip ginasi žmonės, kurie yra kalti. Jie negali paprastai atsakyti. Gerai, Pavyzdžiui, dėkui kokia labai. yra įmoka Ačiū, labai, aš bankui. atsakiau visus klausimus. Jūs neatsakėte, jūs padengėte įsiskolinimą už tarnybinį butą. Atmintis net šviežino ir daugiau kaip valandą trukęs šaltas dušas pas Sabatauską. Pone Ralušaitė, jisai gražino ar negražino tos pinigus, gal jūs žinot? Už nuomonės mokėtas. 20 000 dabar sako valstybės. Nežinau, turiu pasitikrinti. Prokurorė, jūs neatidavėt panašų pinigų, ar jūs ketinat juos gražinti? Na, aš tikrai sakau, dar nesu informuotas visiškai to klausimu, kaip sakant, apie ką kalba eina. Bet jau jūs auditas informavo? Matyt, aiškiai matėmės, jūs patys matėte, kad supratimo absoliučiai nėra. Iš kitos pusės... Čia nesupratimas ar čia įžulumas, čia kompetencijos? Matyti, na, nesupratimas dažnai gimdo arba įžulumą, arba atvirkščiai. Man nesvarbu, ką jūs kiti kalbat, ar kas kitur parašyta. Man atrodo, eksperimentas su generaliniu prokuroru pernelyg užsitęsė. Optimistas. Ar Sabatauskas kada nors mėgino atimti dubenį iš ėdančio? Valys iki 2012 buvo niekas iš Naujosios Akmenės. Dabar jis elitas, įleidęs šitą šaknį tarp pasiturinčių žmonių. O kaip generalinis prokuroras, kaip kaimynas, ramus? Gražus, ramus. Gražus, ramus. Puiku žodžiu kaimynas, ane? Malonus, labai gražu. Gimtadienio audringai nešventė, ne? Ai, nieko nežinau. Bet džiaugiatės tokia kaimynystė. Koks man skirtumas? Nu, tai svarbu, kad žmogus netriukšmauja, kad viskas yra tvarkoj. Patriotė Saulė su tuo tvarkoj nelinkusi sutikti. Jos galva, šiukšlynas prie Valio namų atspindi chaosą ir jo pasaulėvaizdyje. Tai galima konstatuoti, kad generaliniam prokurorui, kuris iki šiol skolingas už tarnybinį butą, 7 000 litų aplinka už jo namo nerūpi.